atėjote, žinote, ką jūs šiandien atliekate? Jūs atliekate konstitucinę pareigą. Iškart pradedu nuo pirmo punkto. Reiškia, kiekvienas Lietuvos žmogus gimęs Lietuvoje, ar tai būtų vaikas, bet kuris vaikas, bet kuris čia gimęs, reiškia, turi konstitucinę prigimtinę teisę į Lietuvos miškus, Lietuvos gamtą, Lietuvos paukščius, gyvūnus, Lietuvos ežerus, upes, Lietuvos žemę yra ir turi prievolę, tai yra pareiga, visais įmanomais būdais ginti savo prigimtinę teisę. Tai šiandien, kurie jūs susirinkote, jūs šiandien gina konstituciją. Nei vienas policininkas, niekas negali jūs nuskriausti ir niekada, nei viena įstatyminė organizacija, kadangi jūs, šiandien jūsų nedaug, bet jūs atliekat visos Lietuvos žmonių konstitucinę pareigą. Aš jums labai dėkingas ir mes su žmona dailininkė, socialinių mokslų daktarė Asija Radavičienė, reiškia, kuri atvažiavo iš Kazakstano, nepatikėsit, jinai myli Lietuvą labiau už to žmonės, kurie šiandien atėjo prie Seimo palaikyti. Įsivaizduojat, šitą moteris, mano žmona, labiau myli Lietuvą. Tai man atrodo, lietuviams turėtų būti gėda, kad jau atvažiavusi mano žmona labiau dalyvauja visose akcijose. Mes dalyvaujame su žmona. Pirma akcija buvo Miškas Lietuvos atsiklausk tautos. Nuo katedros praėjom Gedimino prospektu iki Seimo ir pranešėm 5 Asijos paveikslus, kuriuos 2 iš čia matote ir dar buvo vienas paveikslas ir 2 plakatai. Sekantį kartą mes dalyvavom su žmona prie Konstitucinio teismo reikalavę atstatyti 42 miškų urėdijas, kurios buvo neteisėtai uždarytos ir sustabdytos. Aš asmeniškai grįžęs į Lietuvą, baigęs aktyviai aukštąją civilinės aviacijos mokyklą, kaip Boeingo kapitonas, reiškia, pirmiausiai apsilankiau Lietuvos miškų ministerijoje, susipažinau su profesoriu gerbiamu Vaidotu Antanaičiu ir pasakiau, labai norėčiau prisidėti prie Lietuvos gamtos, miškų ir kuo aš galėčiau prisidėti. Tuo metu Lietuvos miškų ministras, gerbiamas profesorius Vaidotas Antanaitis, sako, labai džiugu, kad yra Lietuvoje žmonių, kurie tikrai myli gamtą. Ir aš pradėjau daryti kūrinį, kuris bus skirtas mūsų Lietuvai. Apie tai sužinosite vėliau. Ir po to aš gavau žemėlapį visos Lietuvos miškų, ką aš galvoju, aš kiekvieną miškelį apibrėžiau savarankiškai ir galvojau, kodėl tų miškų, čia galėjo daugiau būti, čia galėjo daugiau būti, dar čia. Ir įsivaizduojat, ir šiandien šitos nuostabius miškus kerta. Įsivaizduojat, jo, baigia iškirsti. Tai reiškia, mes buvom susiję prie Konstitucinio teismo, buvom prie saugomų teritorijų tarnybos, prašėme sustabdyti miškų kirtimą, nes saugomas teritorijas turi saugoti, nesaugoti. Atėjome prie Seimo, buvau pačiame Seime, kalbėjau, sakiau, pasiūliau tokį variantą. Gerbiama Lietuvos vyriausybė, gerbiama Lietuvos valdžia. Mes turim gražiausią kraštą pasaulyje, kadangi aš kaip lakūnas apskraidęs visą Europą, nuo Portugalijos iki Uralo ir Žuralo, skraidęs Azijoje, skraidęs Pakistane, Afrikoje, vežiojęs keleivius po visą pasaulį. Šiandien aš galiu tvirtai sakyti, tai, ką aš jums sakau, aš viską tą matau iš viršaus. Ir ką jūs galvojate, apskridęs visą Europą, Euraziją, aš galiu šiandien visiems pasakyti gerą naujieną. Žinau, koks pats gražiausias kraštas iš viršaus, žiūrint iš Boeingo keleivinio lėktuvo. Lietuva! 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 Ir jūs... Lietuva! Ir jūs visiškai teisūs. Tai yra gražiausias kraštas. Dabar pasakysiu, kodėl jis gražiausias. Lietuva nuo žodžio lietus. Lietuva yra auksinėje vietoje. Reiškia, toliau į šiaurę, jeigu imti Skandinavijos miškus, jie yra mažesni, nes ten trūksta šilumos. Imant į pietus link Lenkijos ir toliau miškai yra sausesni, nes ten per karštą. Lietuva yra ideali. Dabar kodėl? Įsivaizduojat, Lietuva, aš jums noriu pasakyti, kaip atrodo iš viršaus. Lietuva, reiškia, nuo Baltijos jūros iki mūsų Vilniaus čia, iki Baltijos kalnagūbrio, kuris eina nuo Zarasų iki Druskininkų, čia yra Baltijos kalnagūbris, jis pakilęs 200 metrų virš jūros lygio. Jeigu mūsų Baltijos jūra pradėtų kilti, pavyzdžiui, tai užsemtų daug teritorijų, pavyzdžiui, Panevėžio, o Žemaitija ir Aukštaitija, mūsų vietovės išliktų ant kalno.
Tai ko jis svarbi mūsų teritorija? Kadangi šitas Baltijos kalnagūbris yra smėlynas, čia niekas kitas neauga taip gerai kaip pušys, eglės. Ir šitų miškų negalima kirsti dėl ko? Dėl kad tai yra apsauginė zona nuo rytų pusės. Aš kai skrisdavau iš Rusijos su keleiviniu lėktuvu, atveždavau keleivius prieš 30 metų, tai mes atskrisdavom ties Ašmenais, Baltarusijos Lietuvos sieną. Ir čia iš karto matydavosi išilgai tokia juosta. Tai matosi netgi gamtos atžvilgių, oro srautai sustodavo ties mūsų miškais, ties Baltijos kalnagūbriu. Tai yra Baltijos miškai, kalnagūbris gina mus nuo vėjų, nuo audrų, nuo klimato, nuo sausros. Ir tokius miškus kirsti negalima, nes juos iškirtus lieka smėlis. Smėlis niekam nederlingas, iš jo nieko neužauginsi. Dabar miškai, kurie iškirsti, pavirsta arba į šiukšlynus, arba į kirtavietės ir ten auga jau nebe pušys, o auga krūmai. Tiesiog krūmai užstelbia buvusios kirtavietės. Tai įsivaizduojate, mes prarandam patį brangiausią auksą, tai Lietuvos miškus. Ir šiandien, kadangi visi susirinko patys drąsiausiai, bet atsiminkit, ateis ta diena, kai kiekvienas jūsų vardas, kuris šiandien čia stovi, bus įrašytas didelėm raidėm, kadangi jūs nebijote. O tas, kas nebijo, jis turi viską. Tas, kas bijo šiandien ir neteina, galvoja, ką nors pagalvos, mane nubaus, atims iš manęs mašiną, namą, dar kažką. Žinokit, šitie žmonės, jiems bus gėda. Nepraeis nei 5 metai, jūs pamatysite, kaip jiems bus gėda, kai jie šiandien pabijojo ateiti. Aš visada kviesdavau, ateikite prie Seimo 2 milijonai. 2 milijonai ateikit ramiai, atsistokit ir sekančią dieną bus sustabdyti miškų kirtimai, bus sustabdytas žemės naikinimas, sustabdytas žemės ūkis. Momentaliai viskas bus padaryta, nes kada jūs kalbate 2, 3, 5, jūs bandote dasibelsti iki jų širdžių, jie mūsų negirdi. Bet jeigu čia apie Seimą stovės 2 milijonai, įsivaizduojat, išeis jie, nusilenks ir sakys, labai atsiprašau, mes tikrai nežinojom, kad Lietuvoje taip blogai. Mes galvom, kad mes žymiai geriau gyvename. Ir tada sakys, o ko jūs norite? Mes sakysim, norim paskelbkit moratoriumą visiems Lietuvos miškams. Ką tai reiškia? Moratoriumas miškams. Pasakom visi kartu. Moratoriumas Lietuvos miškams metams. Taip. Tai dėl ko tas svarbu? Todėl, kad sustabdžius miškų kirtimus, mes apsaugosim ne tik miškus, mes apsaugosim paukščius, ten yra paukščių ir gyvūnų namai. Ką daro paukščiai? Paukščiai, žinokit, saugo taip pat miškus, prižiūri, juos globoja ir apsaugo nuo ligų. Kada iškirta 1 hektarą miško, įsivaizduojate, kiek jie nužudo, jie faktiškai sunaikina 300 paukščių šeimų. Pačios svarbiausios paukščių šeimos tai yra geniai. Mes su Asija, žmona dailininkė Asija, nuvažiavome specialiai į Belovežo sengirę ir sužinoti, kaip tenai sustabdė Belovežo sengirės kirtimą. Taip, Lenkijos teritorijoje, kažkur apie 500 km nuo čia. Ir įsivaizduojat, atvažiuojam, ten susitikom su Adomu, kuris apgynė tuos miškus, jis pats institutą baigęs, pats miškus saugo, ir ten yra 2 miškų ministerijos. Sakom, kaip jums pasisekė sustabdyti? Sako, neįsivaizduojat, 4 metus mes stabdėm Belovežo sengirės kirtimą. Ir kaip sustabdėm? Atvažiavo 400 žmonių iš visos Lenkijos, sėsdavosi ant takų ir neleisdavo išvežti medienos iš miško. Tai šitiems 400 žmonėms buvo užvestos baudžiamosios bylos. Buvo paimta visa policija, visas Belovežas buvo apsuptas policiniais daliniais. Tai jie ateidavo naktį, miegodavo palapinėse ir anksti rytą, kai atvažiuodavo sunkvežimiai vežti, vėl sėdėdavo ant takų. Ir galų gale jie sugebėjo per Lenkijos teismą įrodyti, kad čia yra, reiškia, genių ir jų buveinių naikinimas, o genius išnaikinus iš karto plinta ligos, kaip dabar Lietuvoje sako. Taigi žiūrėkit, mums reikia kirsti, pavyzdžiui, Punios mišką, jisai serga, sako, taigi pūna viskas, tipo džiūna. Tai žinokit, kai tik iškerta 1 hektarą, sunaikina 300 paukščių šeimų, o Lietuvoje kerta 8 hektarus plynai. Dauginam iš 300 2400 paukščių šeimų vieno kirtimo plynyje. Tai ką, mes esam tokie žiaurūs, kad nesuprantam, nemylim paukščių, nemylim gyvūnų, o atsiminkit, gamta tai mūsų namai ir mes esam jos dalis. Išnaikinę gamtą, išnaikinę paukščius, gyvūnų, žemę, mes ir patys pražūsime. Kad šitas valdžia suprastų, jie yra atitrūkę dabar nuo žemės. Dėl ko jie atitrūkę? Todėl, kad įsijungia vadinamas tas procesas, viskas daroma automatiniu būdu. Reiškia, yra 2 politinės srovės. Viena politika gali būti viendieninė politika, tai yra vienadienė.
Šiandien užgesinam gaisrus, susimokam skolas, pasiskolinam pinigų ir gyvenam. Tai yra viena dienė, bet jinai bus, 3, 4, 5 metai ir mes liksime basi ir iš Lietuvos liks smėlio, žvyro ir kelmų karjerai. Antra politika, vadinasi strateginė. Kaip taisyklė, geri politikai, geros valstybės, o tos turtingos. Jų strategija, žinote, kiek panašiai planuoja į priekį. Kaip jūs manot? Taip, nemažiau kaip 100 metų planuoja tos valstybės, kurios šiandien gyvena gerai. Tai yra politikai planuoja strategiją 100 metų į priekį. Dabar, jeigu mes pradėtumėm šitai mūsų Lietuvos valdžiai, Seimui, patartumėm taip daryti, žiūrėkit, kaip viskas atsistoja į savo vietą. Pavyzdžiui, sakom, mes norim tokią gražią Lietuvą, kaip šiandien, matyti už 100 metų. Dabar iš karto atsakymas, kad Lietuva tokia išliktų kaip šiandien, dar kaip yra, tai ko mums reikia? Pirmiausia, reikia sustabdyti visų miškų kirtimus, sustabdyti visų gyvūnų šaudimus, sustabdyti ežerų, upių teršimus, uždrausti randapą, atstatyti žemės ūkį, sugrąžinti mūsų emigrantus. Emigrantai, jeigu grįžtų į Lietuvą ir šiandien tiek darbų, kad faktiškai neužtektų mūsų žmonių, 3,5 milijono neužtektų. Žinot kodėl? Yra tūkstančiai neasfaltuotų kelių Lietuvoje. Reiškia atstatyti žemės ūkį, kiek reikia darbo jėgos. Pastatyti tūkstančius poilsinių tų gydomųjų viešbučių, kaip mes organizuojam savo atstatom žemės ūkį, pastatom poilsinius viešbučius, Lietuvą paskelbiam nacionaliniu draustiniu, mes turim tokią teisę, nes Lietuva yra žaliausia, tai yra Lietuva susikūrė kaip miškų valstybė. Ir norint, kad jinai būtų toliau kaip miškų valstybė, šiandien jau kirsti nebegalime nieko. Aš jums patvirtinsiu, iš viršaus skrendant, su pointu, aš matau šiandien, žinote, aš matau plynės iškapotos visuose mūsų gražiausiose miškuose. Tai yra visi 5 nacionaliniai draustiniai, tai yra Aukštaitijos nacionalinis draustinis iškapotas, tai yra Trakų istorinis nacionalinis draustinis iškapotas, tai yra Dzūkijos nacionalinis draustinis, ten dirba 1000 miškovežių, dieną naktį, naktimis jauna, reiškia, mūsų pušeles. Toliau yra, reiškia, Žemaitijos nacionalinis draustinis ir Kuršių Nerijos nacionalinis draustinis. Šiandien, nepatikėsit, Europą, kada mes Lietuvai įstojo Europą, Europą pasiūlė, reiškia, Lietuvai skyrė didelius pinigus ir paprašė, sukurkit žemėlapius, kad apsaugoti jūsų Lietuvos miškus. Dėl to, kad Lietuva yra Europos centras. Pas mes turim link Molėtų Europos centro tą ženklą ir turim Europos parką. Ir sako, jeigu Lietuvoje bus išsaugoti miškai, tai ir Europoje taip pat bus gera gamta, geras klimatas. Europoje yra 182 milijonai hektarų miškų. Iš jų 2 milijonai yra iš Lietuvos miškų. Dabar įsivaizduojat, Europą skyrė pinigus, jie įsisavino, sukūrė žemėlapius, atsimenat, atsirado lentelės. Aukštaitijos nacionalinis parkas, Žemaitijos, visokie naujas lentelės, atsimenat, atsirado visuose miškuose, pakelėse. Tai buvo tada, kada Europa gavė pinigus atžymėti mūsų saugomas teritoriją. Atžymėjo ir ką jūs galvojat? Šiandien yra kertami Natūra 2000 saugomi miškai, tai yra Labanoras, 100% įtrauktas į Natūra 2000 saugomas teritorijas. Ir reiškia, Europos visuomeninė miškų organizacija gėda. Europos visuomeninė miškų apsaugos organizacija pernai kreipėsi oficialiai į Lietuvą 2018 metais ir paprašė Lietuvos valstybę nedelsiant sustabdyti Lietuvos miškų kirtimus, kadangi kertami nacionaliniai parkai, Lietuvos draustiniai, kertami kraštovaizdžio draustiniai, landšafto draustiniai, kertami parkai. Jūs atsimenat, kaip kertami mūsų miestų parkai, kai iškirsta Šiaulių Liepų alėja, bandė iškirsti Sapiegos parką, stovėjo žmonės. Dabar bandė iškirsti Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinę. Noriu dar kartą savo žmoną pristatyti. Reiškia, aš būdamas Balčių bendruomenės tarybos narys išgirdau, kad nori iškirsti Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinį. Parėjau namo ir aš iš pirmųjų susirinkimo pasakiau, aš šito neleisiu, mes neleisime to daryti. Parėjau vakare ir sakau žmonai, ką daryti, nori iškirsti, kur atvažiuoja visas Vilnius, atvažiuoja visa Lietuva, iš Žaliųjų ežerų. Gerai, sako, atėjai. Aš nutapysiu naktį
paveikslą, jinai nutapė paveikslą ir mes paskambino Lietuvos televiziją LRT ir ryte atvažiavo iš Lietuvos televizijos 12 valandą prie Valdos, Žaliųjų ežerų apžvalgos regyklos. Mes stovėjome su žmona, stovėjo Neringa mūsų pačių bendruomenės pirmininkė, stovėjo Jolanta, Vesturidino parko direktorė. Ir mes keturiese sustabdėm Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinio miškų kirtimą. Įsivaizduojat? Taip. Tai mano žmona dėkokit, nes jinai pasakė, reikia taip, kaip tai buvo pasakyta revoliucijai. Sako, vakar dar buvo per anksti, rytoj poryt jau bus per vėlai. Tik rytoj. Ir mes, jinai naktį nutapė paveikslą ir tas paveikslas šiandien išgelbėjo Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinio miškus. Įsivaizduojat, iki kokio lygio reikia kovoti, kad sustabdyti tą banditizmą. Paskiau nuvažiavom su žmona į Labanorą, buvom šiemet rugsėjo 13, buvom Labanoro žygis už miškų išsaugojimą. Ir tai jūs galvojate, pravedėm žygį, už 2 dienų nuvažiuojame į Labanorą ir tenai gyventojai, Labanoro gyventojai verkia, moteris, vaikai verkia, sako, kas čia darosi, kas čia Lietuvai atvažiuoja naktimis, kerta miškus su šviesom, naktį išveža. Tiesiog nuvyksta natūralus banditizmas, arba sakytum, Lietuvos miškų genocidas. Tai įsivaizduojate, ir mes nuvažiuojam antrą, paskiau grįžom į namus, pergyvenom labai, aš padariau daug video, nupaveikslavau tuos didžiulius iškirstus plotus, ten po 8 hektarus plynai Labanoro sengiriai. Saugomų teritorijų, Natūra 2000 saugomų teritorijoje kertami po 8 hektarus plynai. Šito pasaulis nesupranta. Europa jau sako, ką jūs darote? 2017 metais Ferno organizacija išplatino informaciją, kad aplinkos ministerija išdavė 15 000 nelegalių leidimų kirsti miškus. Įsivaizduojat? Ferno organizacija. Tai kas Lietuvoje vyksta? Šiandien mes turim labai sudėtingą padėtį ir aš pasakysiu, mes ją galėtume išgelbėti Lietuvą. Bet tik vieną, ką aš noriu paprašyti. Šičia prie Seimo turi ateiti 2 milijonai. Dabar žiūrėkit, jeigu ateis 2 milijonai, aš stovėsiu su žmona priekyje ir visai nieko nebijau. Tegul mane nušauna, tegul mane ką tik nori padaro, aš iš vis nebijau. Ir mes su žmona to nebijom. Bet jeigu neteis prie Seimo 2 milijonai, žinokit, ir mūsų nebus. Žinot, kodėl mes neteisim sociją? Todėl, kad, reiškia, Lietuvai nereikia nei miškų, nereikia nei ežerų, nei paukščių, nei gyvūnų, jiems nereikia. Ir tokie du, kaip Vytautas Socija ar Gintautas, šitas sąjungos už Lietuvos miškus, kuris irgi kovoja ir labai stipriai mums padeda. Taip pat gyvas miškas, taip pat yra Labanoro vilkas Andrėjus Gaidamavičius, taip pat yra Stanislavas Čepinskas, labai nuostabus žmogus, kuris turi informaciją. Jeigu jūs žmonės neteisite, nesupykite, žinokit, jums to nereikia, tada išeina taip. Vytautas Radavičius turi susideginti kaip kalanta šitoje aikštėje ir galbūt tada žmonės supras, kad vis dėlto reikėjo ateiti. Tai aš šito nedarysiu, dėl to, kad aš turiu žmoną, aš gerbiu savo šeimą, bet jeigu ateis 2 milijonai, aš būsiu pačiam priekyje. Ir man nebaisus nei guminės kulkos, nei šūviai, niekas nebaisu. Tiesiog aš jausiu garbę, jeigu mane čia nušautų. Aš būčiau laimingas, jeigu mane čia nušautų. Todėl nebijokit, žmonės, baimė tai yra visų klaidų šaltinis. Mes esam labai graži tauta, mes esam darbštus, mes esam stiprus. Įsivaizduojat, Lietuva, nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros, tokia galybė, tokia stiprybė. Ir šiandien kas beliko? Beliko suirusių grupelių tauta. Negalvokit, kad jūs esate silpni. Jums tiesiog įteikia, kad jūs nieko negalite, jūs nieko nepakeisit. Geriau nesikiškit, nes iš jūsų atims turtą, jūs nubaus darbą ir taip toliau. Atsiminkit, bailius niekas pasaulyje negerbė. Jie visada yra arba kariami, arba šaudomi, arba naikinami. Bailiai yra patys blogiausiai žmonės. Žmonės, kurie mato, kad daroma neteisybė ir tyli, žinokit, prisijungia prie tų nusikaltėlių, kurie netlieka savo konstitucinės pareigos, negina savo konstitucinės pareigos, savo prievolės. Tai aš noriu pasakyti, jūs šiandien esat apsaugoti konstitucijos, jums niekas nieko nepadarys ir žinokit, kuo toliau ir kuo daugiau žmonių ateis, tuo mes jausime stipresni. Bet jeigu jūs įsigasit ir pradėsit drebėti, žinokit, prarasim viską. O mes turim gražiausią kraštą pasaulyje, gražiausius miškus,
gražiausius gyvūnus, gražiausius vandenis, švariausią žemę ir mes šiandien dar ją galim išgelbėti. Prašau, susijungiam, susivienim. Taip, ir aš kaip tik ką man parodo draugas, būtent aš parašiau internete. Pati didžiausia jėga mūsų yra vienybė. Ir labai geras šis paveiksliukas, kuriuo aš irgi naudojausi visą laiką. Ir noriu jums vaizdžiai papasakoti. Įsivaizduokit, dabar stovi minia klūpų ant kelių. Ir iš Seimo ateina valdininkas su botagu ir visus plaka. Plaka visus, visi kenčia ir paskiau minia atsistoja. Atsistoja, bet nieko nesako, tik tai atsistoja. Tasai su botagu atsiklaupia ant kelio ir sako, atleiskit, tik tai sako, ko norit, ko jūs tik norit, viską padarysim, tik tai neužmuškit, nes aš apsirikau, sako, aš netyčia norėjau jūs primušti. Todėl jūs nebijokit, jeigu mes norim čia turėti žemę, aš labai trumpai pasakysiu. Aš pergyvenu už visus, už jūsų tėvus, už jūsų vaikus, už jūsų anūkus, už anūkų vaikus ir taip toliau. Ir aš sakau, šiandien mes turime apginti tą savo nuostabų kraštą. Kitos vietos mums gyventi nėra. Pasaulyje yra daug gražių vietų, bet tai ne mūsų žemė. Visos tos valstybės yra gražios, bet jūs nuvažiavę jausitės tenai svetimi. Bet jeigu juos Lietuvai įsisaugosit, čia mes atgaivinsim 4 valstybinės šventės. Pavasario, vasaros, rudens, žiemos. Mes atgaivinsime šokių, dainų šventės. Mes atgaivinsime mūsų miškus. Mes padarysime poilsio kurortines zonas, takus, viešbučius. Vienu žodžiu, mes turime gyventi geriau negu Šveicarijai. O šiandien mes gyvename blogiau negu kažkokias pačios blogiausias Afrikos valstybės. Tai va, Norvegija uždraudė miškų kirtimus, Šveicarija uždraudė miškų kirtimus. Dėl ko? Todėl, kad ten vaikai nuo vaikystės eina į miškus, jie myli gamtą, jie gerbia ir ten niekas neleidžia kirsti miškų. Taip, kad už mūsų vienybę ir už mūsų gražią ateitį. Ir nebijokit kovoti, jūs atliekat konstitucinę pareigą. Už jūs. Ačiū.